Aivarai, turiu tau tokį klausimą. Ar tu pabučiuotum mano geriausią draugę, jeigu aš mirčiau? Nu, kad išsaugotų mano gyvybę, tau reikėtų ją O pabučiuoti. kur man ją bučiuoti? Lūpas, dar kažkur? Koks skirtums, kur, ta prasme, aš tai jau tau nebepasakysiu, nes aš tiesiog mirštu, tau tiesiog ją reiktų pabučiuoti. O kas tau atsitiko? Koks skirtums, kas atsitiko, aš klausiu, aš ant mirties lenkščiu ir tu turi bučiuoti arba aš mirštu, ką tu darai? Nu gerai, aš ją tada pabučiuoju. Ai, tai tu vis dėlto nori bučiuoti mano geriausią draugę? Nenoriu aš jos bučiuoti. Kaip tai nenori, tai tu ką tik pasakai, kad tu ją pabučiuotum? Ir man net negražiai. Kas negraži? Tu jau ją pasakai, kad bučiuosi. Tai reiškia, tu ją nori Aš pabučiuoti. dėl to ją bučiuočiau, kad išsaugočiau tavo gyvybę. Ai, tai dabar mes pretekstą ieškom vis dėlto, tai dengtumės tuo ir vis tiek norėtum ją Nu pabučiuoti. gerai, tada aš nebučiuočiau jos. Tai tada reiškia, tu nori, kad aš mirčiau, leistum man mirti. Nenoriu aš, kad tu mirtum. Ar tu manęs klausi, ką tu darytum, ar bučiuotum, ar nebučiuotum, jeigu tu būtum ant mirties slenkščia. Tai va, tai aš ir klausiu, ar tu nori, kad aš išgyvenčiau, ar tu bučiuotum mano geriausią draugę. Taip, aš bučiuočiau, kad tu išgyventum. Tai iš vis reiškia, tu nenori su manim net gyventi. Tai gerai, eik ir bučiuok visas mano draugas.